Klaipėda, visi originalūs klaipėdiečiai. Ne. Kur? Aš iš Druskinių. Štanos. tą atsimenu. Klaipėdiečiai. O jūs abudu original. Grįžę. Pradėti jodo apsupti. Tai ką, norim namo prieš bombardyro krokodilo. Prieisim prie jūsų Italian Brain Root. Bet pirmą nuo norim namo pradedam. Tenais Tomas ir Ramūnas. Ir Ramūnas labai daug man prirašė. Jaučiu daugiau negu raudona juodu kapitons, kuris irgi prirašo. Tai va, tai Tomas nuo Druskininkų kilęs 30, o gal jau 31 metų marketingo specialistas. Išsiaiškinau, kad nepataikiau. Tai va, norėjau paklausti, ar draugas nežino, ne? Kiek metų? 32. 32. Bet prieš 2 dienas. Prieš 2 dienas 32. Ai, nu tai va, nepataikiai, metus reikia pastumti. Truputį gameris, domisi šio laikinėmis technologijomis ir mokslo naujovėmis. Ką gamini? Viską. Ta prasme, viską. Online, nuo CS iki World of Tanks, ne? Na, anksčiau jo. Gerai mąstantis bičiukas dažnai gerai išnarpėjo klausimuose duotas užuominas, ko nepastebi dažnai, ne? Kai parašai. Čia skamba kaip tie Eurovizijos pristatymai, o šalį pristatymai. Jis čia su juo nesitarė nieką, ne? Pats pačiai. Jis yra aukštas ir gražus, jei dar pakankamai dažnai jį parodytų per televiziją, galimai galėtų būti būsimas Lietuvos Respublikos prezidentas. Prieimu komplimentą. Galėt. Va čia tai pristatymas, ne? O Ramūnas apie save jau parašė. 44 metų senis, na, Utenas. 2 mažamečių vaikų tėvas. Prisimenam vieną labai smagų filmavimą. Jo. Domisi sportu, daugiausiai futbolu ir krepšiniu. Tai pagrindiniai klausimai. Ką palaikai futbole Lietuvoje ir ką palaikai krepšinį Lietuvoje? Futbolio Lietuvoje, tai gal Žalgiris, Kauno, nu, ta prasme, futbolė nelabai domiuosi. O užsienis, premjerė? Užsienį, Liverpoolis ir Olandai. Nuo vaikystės Olandai, Liverpoolis gal... Man atrodo, ką apie Olandus jau sakei praeitą kartą, jeigu gerai atsimenu. Vis dar. Gal. Ne, o krepšinis Žalgiris? Žinoma. Žinoma. O Klaipėda? Kas man ta Klaipėda? Aš čia tik 3 O Utenos Juventus? Irgi toks. Nes visada yra tas, kur va palaikai, na, aš irgi, pavyzdžiui, Žalgirį palaikau ir Šiauliai. Nu, dėl to šiauliečiai faina, žinai, tai irgi, bet kai žaidži Šiauliai prie Žalgirį, vis tiek Žalgirį palaikau. Aš irgi, ta prasme, buvo čia Neptūnas prieš Juventus, buvom su sūnum nuėję, sakau, tu palaikyk Neptūną, nes tu jau klaipėdietis būsi, aš sakau, už Uteną būsiu. Ai, tai vaikai Klaipėdai gimė, ne? Ne, gimė Vilniui, bet... Ai, išvis, Utena, Vilnius, Klaipėda. Aš ir Dubline dar esu gyvenęs, ta prasme... Ten vaikų neturi. Ne, nemanau. Gerai. Kur čia mes baigiam? Biški labai gražus žodis. Biški domisi monetomis, todėl užduoda daug klausimų apie monetas. Prisimenat apie lėkštes porcelianą? Aš irgi kolekcionuoju Žemės ūkį buvo dar... Kaip? Žemės ūkio. Jo, žemės ūkio. O kitų neišduokime, jeigu yra atsiųstų. Ne, nebesinčiau, man atrodo. Tas susidomėjimas atsirado, kai 8 metus dirbau monetų kalykloje, o čia įdomus faktas. Čia Dubline? Ne, Vilniuj, jo. Ką gera, ta prasme, kaip visas procesas daug padarot mulų. Kas yra mulai? Nu, nepavykus moneta. Ai, būna. O šiaip daug jų. 5% šitų sidabras, auksas ten. Geras. Iki 5 yra normalu, daugiau jau... Bet juos sunaikinate, Jo, Tai kaip jie sunaikina. atsiranda? Tiesiog kažkas žiūri ir pražiūri, ne? Kaip apyvartoje atsiranda? Ai, tie, vat, pavyzdžiui, ten, kur Nu, buvo kur- 2 eurai su latviškom. Jo. Yra, ta prasme, kai kala milijoną tų monetų, tai technologai paima tik bandomasis, ateina, pavyzdžiui, byra ir pasiema saują, po valandos dar saują ir jas tikrina. Ir turbūt nepakliūva tos įtikrinimą. Ir
Taip vat praslydo, o Nes buvo man- latviškų žiedukų padėta, nenoriu išduoti kalyklos paslapčių, bet netyčia darbuotojas paėmė. Iš esmės, Tai nes aš ir galvoju, kaip papuola tos monetos į apyvartą, jeigu yra tikrinama, ar kažkas tyčia, nes jos dabar yra žiauriai vertingas. Baigtų. Ta prasme, yra toks dalykas, kad jų visų nepatikrinsi, kai milijoną tu 2 eurų padarai, tai yra imtis ten 1% ar net mažiau. Bet jaučiu dabar, kai vis tobulėja AI, tai greitai bus, kad kiekvieną jisai nuskaitys ir jaučiu matys. Aš jau kokie 5 metai ten nebedirbu, tai su AI dar nedirbam tuo metu. Nes kaip tik vakar žiūrėjau laidą, kad dabar orlaivių detalės, kur gamin, viskas žmonių nebereik, nes AI pats, žmogus tik įdeda ten bloką, o AI pats padaro, jau žmogui net nereiktų visų padaryti 3D, jisai pats, tu padaro, pats patikrina, ar ta gera, ar ne, žinai. Tai... Bet čia labai brangios technologijos, Lietuvos monetų kalykla nėra tokie turtingi. Žinai, kai vienas lėktuvs tenais Eurobusas ar Boeingas kainuoja apie 150 milijonų, tai... Jo, tai sakau, lėktuvų pramonė aš tikiu, bet Lietuvos monetų kalykla tikrai nėra tokia... Jie turi tų investicijų, bet ne į AI, dar netikiu, kad į AI jau... O dabar man įdomu... Man rodos ir porcelianinės tos lėkštės, kur siuntai buvo $1 nominalas, ne? Euras. Bet... Latvijos Ai moneta ne, čia. aš dariau klausimą apie Babą Jagą, kur nominalas lietuvių kalykla darė ir $1. Tipo, gali... Yra tokios šalis kaip Gana, Niue, Niue tai čia prie Zelandijos kažkokia sala, kuri turi savo valiutą ir jie pardavinėja, tiesiog jie tau... Tu susimoki ir gali jų šalies valiutą naudoti, turi jiem nusiųsti vieną tą monetą ir kiek dolerių išleidži, tiek sumokėti. Nu, tarkim, 1000 monetų po $1 pagamini, sumoki jiem 1000, ar, negali. Nes buvo įdomu, žiūriu, Lietuvos tenais ta proginė, o žiūriu $10 vertė, ta prasme nominalas $10. Jie senai jau šitą daro ir daug tų, nes, Lietuvos bankas tai eurą gali leisti, bet kas negali padaryti, kad euras, Lietuvos monetų kalykla sugalvoja, tik Lietuvos bankas turi, o jie tokias temas Čiurlionis, Greimas, dar kažkas mokslas, o jie nori gražias monetas daryti, kurios, žmonėm patiktų. Ir daro tokias visokias Baba Jaga, ten princesė Anžirnė, visokių tokių, kur kad vaikam galėtum padovanoti per krikštynas ir panašiai. Ir ten jau negali eurą naudoti, tai perka tos $, Niue šalies ar ten Ganos kokios sėdis būna. Šiaip yra tų visokių užsienio užsakovų, tai ten padanga yra padarę, tokią monetą ir uždėta ratukas, tipo, prieš 130 metų, kaip išrasta padanga. Tokių ten projektų žiauriai įdomių būna. Ten daug... Man atrodo, man čia dabar viską, ką pasakoju, labai įdomu, bet spėju tau, tai toks, žinai, kaip 5 metus prakaliai, Ne, aš nekalėjau dirbau, bet šiaip dirbau ten, man vienas įdomiausių darbų, kur buvo gaila, bet keitę miestą, išvarėm į Klaipėdą, tai ir darbą reikėjo pakeisti, nors mielai ten dirbčiau dar gal. Žiauriai. Man irgi kažkodėl yra tiem banknotam, popieriniam, kolekcionuoju iš įvairių šalių, žinai, monetas, tai nežinau kodėl traukia, bet tiesiog irgi traukia. Atsiverti, pavartai, tas fainas. Tai žiūrėk, mes čia vos turėsim 5 minučių paskaitėlę apie monetas, labai gerai. Tai žiūrėk, po tada įsidėmėkite, koks klausimas bus apie tai, ką šnekėm. Viską girdėjom. Skaito ir klauso knygas, daugiausiai klasika, tai patampi tuo šiuolaikiniu knygų klausytojo, ne? Jo, nes kai maži vaikai namie tiesiog nėra. Visada prieina, kažko klausia, kažko nori, tėtė, padaug vandens, noriu ledų, dar kažką. Sunku skaityti. O vairuojant į darbą pusvalandį paklausai knygą. Man irgi, pavyzdžiui, Klaipėdą, Vilnių kažkur varai užsimeti, pats tas važiuodams neskaitysi. Turiu labai blogą atmintį, kas nepadeda. Yra 2 kartus buvęs Mesinoje, bet kai 2 prieš 2 žaidime buvo klausimas apie Mesiną,
užmiršta pavadinimą ir sako tiesiog Sardinija. Sicilija, sakiau, teisingai sakiau, parašiau tik tai. Ir čia užmiršau, net kur tas miestas yra. Sakau, atmintis mano silpnoji pusė, tai. Ir tokių atvejų protmušėse daug, jo, kartais parašai man pažaidimą, kad tikrai žinau, tikrai niekaip neatsiminiau. Mes su Tomu dažniausiai dviese būnam, aš jam pasakoju, sakau, nu tas, negi žinai, nu tas ir pasakau ten 10 faktų ten apie kokią, nu, tai ir neatsimenu niekaip pats. Tai va, žodžiu, galva kaip kopūstas didelė, bet nieko gero. Visai gera, ta prasme, jeigu dviese tokius rezultatus rodo, tai aš manau labai gerai. Tai va, sužinom labai daug. Aš tikiuosi pusfinalį, nieko prieš, bet tikiuosi į pusfinalį pateksit ir tada dar daugiau informacijos. Ai, ne, tai gal... Iš karto mus taip nurašo, tai gal eit namo. Aš man labai patinka, kai va žmonės taip prašo panašiai, o pas jūs 2 eilutės. Nesakei, kiek teksto, sakei trumpą. Tai va, tai pereinam prie Bombardiro krokodilo. Tai kodėl jums tas Italian Brain Root patiko? Kodėl pasivadinot jo? Ja, tai čia tiesiog tarp mūsų jukučiai vaikšto ir tiesiog sugalvojom, kad būtų vienas iš jokingų pavadinimų. Taip ir prilipo. Aišku, buvo Larila ten visi kiti, bet jie ne tiek jokingai skamba. Tai šitas, nu, kad bomboniškas krokodilas, tai geriausias skamba. Mačiau, jūsų papkiai krokodilą esate išsilankstę. Ja, ne mes. Padovanoja. Ai, padovanoju. Čia viena iš mūsų. Čia kavos tintus, man atrodo, ar ne ją išnankstę planą. Nebeprisimenu. Kažkurie iš tų dalyvaujančių. Tai va, Jonas yra muzikos entuziastas, kuriantis muziką. Hobby DJ. Jam jau virš 30, bet vis dar žaidžia kompiuterinius žaidimus. Dirba IT sektorėje, vadovas. Va tiek. Tai ką žaidi? Žaidžiu nuo fighting game iki platformerių, multiplayerį, PUBG, CS2, vardinka, bet ką pataikysi. Apart turbūt simuliatorių neliečiu lenktynių ir karo simuliatorių turbūt per mažokai liečiu, apart squado. O DJ tai klubuose groji? Dabar Palangoje rezidencija šią vasarą, o rudens nebeturiu rezidencijos, bet kur papuola, tai renginiai ar tai kokį klubą pakviečia pabaiginti, tai pagroju. Nice. Žinosiu. Drąsiai. O Vaiva, gydytoja nefrologija, mėgsta knygas ir popkultūrą. Popkultūrą. Vakar filmuose nuliuką vienam turi. Ai, nesenais buvo pastabumas, tai pastabumo nulis pas jūs. Bet vis tiek kaip nulį, gali vienam turi nulis ir antrą vietą užimti yra labai... Tai va, atsispyrėm. Filmai išgelbėjo. Ja. Tai va, o įdomus nefrologijos darbas. Tai tu, pirmą klasikinį klausimą paklaus, kas žino, kas yra nefrologija. Jo, va, kiti daug kas nežino. Tai Pagūglins. su inksturimom dirbu, tai įdomus darbas. Su inkstais. Ne nekrologas, skirtingai. Čia. Yeah. Taip. Ar žinote, kokį žaidimą žaisite? 13. Tai gal laimingas žmogus. Penktadienis kaip tik. Na, šeštadienis. Šiaip jau šeštadienis. Tai žiūri, nežino. Tai va, tai ką, pradedam rimtus dalykus, kažkas keliausit į pusfinalį. Tai pirmasis turas, 6 klausimai, atsakymo vertė 1 taškas, klausimai neturi variantų ir atsakinėja pirmieji paspaudę mygtuką. Bet kuris galėtų paspausti. Tai rankytės gerai ir pirmasis apie sportą. Taip, ne, klausimas, tiksliau, vienas iš 2 variantų, tai jeigu spaudžiate ir nepataikote, automatiškai taškas priešininkams. Orlando Magic komanda NBA žaidžia rytų ar vakarų konferencijoje? Rytų. Taip, rytų. Tiek ir geografija čia galėjo padėti, net ne sports, ne? Bet ir žinau. 1-0. O NBA domiesi? Suvingi? Mažai. Ne, tai buvo. Kažkada aš ir dabar... Komandą žinau, žaidėjų pusė jau tik tai. Antrasis. Ką reiškia latviškas žodis garšviela? Nu jau. Pasakysiu, jeigu Hesburgerį perkat, visada ant jūsų čekio bus, jaučiu, parašyta šitas žodis. Spėk. Nu, PVM-as, tarkim. Ne. Skanaus? Ne. Prieskoniai garšviela. Skanaus. Ir jeigu pasirenkat tenais tų visokių, būnant čekio plus garšvielas.
Nežinau, kodėl Hazelburgeris lietuviškai neparašo prieskonį, o Lietuvoje perkia garšėjaus. Baltijos šalis. Bet čia gal žemaitį irgi taip vadinat, ne? Ne. Trečiasis. O, jums labai lengvas klausimas. Čia kam? Kas paslėpta po Iksu? Klaipėdiečiam lengvas. Preivo. Taip, Preiva, 1-1. Dabar mintis dviračio, ne jau. Šiandien. Ai, čia. Ketvirtasis. Kuri tai Afrikos valstybė? Malis. Žinoma, kad Malis. 2-1. Turi iš Malio monetų? Ne. Aš turiu. Lengvas fleksas. Penktasis. Tai garsios nuotraukos, kaip atrodė jis prieš bombardavimą ir po? Hirošima. Ne Hirošima. Nagasakis. Kaip? Nagasakis? Taip, Nagasakis. Eilinis iki Nagasakis. 2-2. Išgelbė. Ir paskutinysis klausimas. Tai senovinis. Fenas? Taip, plaukų džiovintuvas arba fenas užsidedi tą. Neteko tokį naudotis. Dar ne. 2-3. Bombardyro krokodilo išsiveržė į priekį. Patenkinta, ne? Bet bent jau pirmą turą. Bent. Antrasis turas, vėl 6 klausimai, vėl atsakymo vertė 1 taškas, tačiau jau čia turim atsakymo variantus, tai visus taškus susirinksime, nes žaisime tol, kol kažkas atsakys arba padaunos tą tašką, tai pirmieji paspaudę mygtuką atsakinės ir visada, jeigu žinote ir be atsakymo variantų, spaudžiame, kaip praeitoje laidoje parodė puikiai su vienu klausimu. Tai pirmasis. Jurbarko rajone teko Mituvos dešinysis intakas. Koks upės pavadinimas? Akmena, Giruva, Kartena, Vaiguva. Tenais pirmi? Ar Vaiguva? Spėk. Vaiguva. Ne Vaiguva. Jūsų Giruva? variantas. Kaip? Giruva? Ir ne Giruva, man rodos išgalvojau, net nėra tokios upės. Jeigu gerai atsimenu. O, čia geri, abu du geri pasirinkimai. Ne, bet Kartena. Kartena tada. Taškas padanotas, nes tai akmena yra 2-4. Ačiū. Šitas Jurbarkas. Galit padėkoti visam. Antrasis. Daugas, man atrodo, žinau. Platonas filosofiniam fenomenui sukūrė antonimą. Tai kaip fenomenas antonimiškai vadinamas? Efnomenas, kumenas, noumenas, romenas. Noumenas, C. Taip, noumenas. 3-4. Spėjimas? Jis žinojo, kad aš atspėsiu. Pasitikėjimas. Trečiasis. Lenkų kunigaikštis ir pirmasis istorinis Lenkijos valdovas buvo Boleslovas I, Meška I, Vilkas I, Zbignevas I. Boleris Bignė. Bolė gal. Boleslavas. Ne Boleslovas. B, meška. Taip, Meška I. 3-5. Tos dvasimačiau. Tu gerai spėliojai, turi spėlioti. Spėjimas. Nes patika, tiesiog Meška. Meška, gerai spėliojai. Ketvirtasis. Kaip vadinama magminė efuzinė arba hipoabisalinė uoliena? Aukritas, dukritas, mikritas, pikritas. Nu tai dar spėk pats. Čia tiesiog kol perskaitysiu spalį. Dukritas. Kaip? Dukritas. Ne dukritas. Turėjo, ne? Tu antras. Aha, aš turiu spėjimą. Ką moteriška intuicija? Ne, šį kartą aukritas irgi nėra. Jums liko mikritas arba pikritas. Tai žinoma, kad pikritas. Taip, tai yra pikritas 4-5. Antrą kartą nedovanosite, ne? Penktasis. Kelių metų mirė Matthew Perry. 40, 44, 50, 54. PM4. Mano. PM4. Kaip? PM4D. Taip, 54 ir rezultatas išlyginamas 5-5. Šeštasis klausimas, kuris lems, kas kryžiukose nuliukose pirmieji rinksis temą. Gerai.
Kaip vadinasi krikščionybėje egzistuojantis Dievo šlovinimo forma, kai maldingai giedami liturginiai ir šventojo rašto tekstai? Choras, gospelas. Gospelas. Ne gospelas. Grigališkasis choralas ar psalmės. Tai jums liko A, C arba D. Kalnų nėra kažkodėl. Tai, bandom spėt. Tai spėk. Tai paspaust reikia. Gal psalmės? Ne psalmės. Tai... C. Taip, C, grigališkasis choralas. 5, 6, bombardyro krokodilą išsiveržė į priekį, o tai reiškia, kad norim namo, pirmieji rinksis temą. Mes pirmieji rinksimės. Ja. Nors jie laimėjo. Bet atsilikinėjantis pirmieji renkasi. Galimybė vytis mūsų. Tai ką, trečiasis turas, kryžiukai, nuliukai ir kryžiukai yra mūsų ekrano kairėje, tai norim namo, o nuliukai dešinėje bombardyro krokodilo. Tai atsakymo vertė 2 taškai. 1 taškas, jei turėsite galimybę pavogti, ir kaip praeitoje laidoje matėmės, puikiai sekėsi, ir užbraukta linija 2 taškai. Tai pirmieji renkasi temą atsilikinėjantis, tie lūzeriai. 40 sekundžių apmąstymui ir jums tema yra arba Ispanijoje Madonna su rizika, Kinijoje Missy NCAA, žodžių grandinėlė su bonusu, filmas Mažasis didysis vidutinis ar Mercedes Benz. Žinai, kas yra NCAA? Turinktis savo. Žinau. Tai gal bandom tą vidurį pasimti. Tikiuosi apie Lietuvos krepšininkus čia bus, nepradėsi ten kažkur. Jūsų kvėpavimo sistema padės įvardinti paslėptą pavadinimo žodį. Koks jis? Tai kas tie raideriai? Plaučiai kaip angliškai. Lungs. O mes eripinosi. Nose. Trachėja. Raideriai. Tai lang. Bandom. Nu tai lang, plaučiai. Ne. Broncos? Raider Broncos. Kažkas. Skaitom, tai Bronx. Taip. Tai Broncos, jaučiu su lietuvin tai būtų. Ir, neįdėjau jums atsakymą. Tai Bronx. Ir pavogtas taškas 5-7 bombardyro krokodilo įsiveržė 2 taškais. Ir mes praeitą taip pat pradėjom vagystę, ne? Gal mes ir atsakysim ir savo klausimus. Ne tik voksim. Pažiūrėkime, ar seksim pėdomis ar kažką naujo. Tai viduriukas okupuotas NCAA ir... Nu gerai. Tai mes renkamės filmą. Filmą, nes vakar taip gerai paėsiu. Ant tos pačios bangos. Nu, tai tada, manau, pagal jūsų vakarykščius atsakymus atsakysit. Tai lagaminas iš vieno filmo. To lagamino vidaus filme nerodė, bet aš parodau, kas švytėjo tame lagamine. Koks 2 žodžių filmo pavadinimas. Tiek angliškas, tiek lietuviškas iš 2 žodžių. Tai arba angliška, arba lietuviška filmo pavadinimą. Turi? Kažką, nes aš nežinau. Kas lagaminas? Šviečiantis lagaminas, kur buvo. Aš turiu tik nusiūlymą. Neturiu supratimo. Salė žino. Saras pakaba. Pakviesti draugę. Šviečiantis lagaminas. Šviečiantis lagaminas. Kuriam, tu matai kažką tokio? Nes aš ne. Arba nerebu. Bet neturėjome. Tai bandom, kurį nori, kurį variantą. Mano? Tai bandom variantą Doctor Strange. Ne Doctor Strange. Okay. Ką jūs, kurie vakar nebuvot? Tai mes ne filmų ir ne muzikos žmonės. Tai čia yra... Jamesas Bondas. Ne. Tai Pulp Fiction, bulvarinis skaitalas, atsimena tenais, kur... Ir visą laiką žiūri ir galvoji, nu kas tave viduje, ne? Yep. 5-7 rezultatas išlieka. Kartojam? Nu ne. Kartiekit. Praeitos... Ką tu galvoji? Nežinau, man visi labai, aha. Nu, reikia tada Bonusą bandom gal. su grandinėlė. Nu, Bandom. Žodžių grandinėlė? pabandom. Tai
Bonusas yra, kad reikės ketvirtą žodį, tai pirmą 3 įvardinate, jeigu 3 teisingai vardinsit, galėsite ir ketvirtą žodį bonusinį įvardinti. Tai driežo pavadinimas – ateina raidė, 30-asis cheminis elementas – pridėję raidę, Kemelmenas yra pasakęs, X yra nusivylęs idealistas. Ir tada, jeigu 3 teisingai atsakot, bonusas paskutinėme žodėje pakeitę raidę ir papildomai sulietuvintai įvardinkite vieną automobilį. Turiu kūrinys. Šis atvejs, kad net bonusas gali labiau padėti priartėti prie atsakymą, ne? Jo. Nuo bonuso ir galvoju. Arba anarchistas. Nėra? Degam. Nėra. Nedegam. Jų pas jūs yra? Neturim. Nei vieną, nieks neturit nei vieną. Bandėm per driežą keliauti, bet Kas driežas? salamandrą galvojom, iš pradžių, bet po to ne. Driežas yra cinkas, tada cinkas, tada cinikas ir civikas. Honda Civic. Tai va, Geras. 5, 7. Nuo kitos pusės reikėjo prie. Malonu, kad esate iš tų žmonių, kur, žinai, kiti neatsako, jis sako nesąmonę. Ne, čia geras. Nu va, Ne, arba Madonna, arba Ispanija, arba šitas, arba tie mažai didelis vizitas. Bombardiro! Nu, pirmi 2 geriai viršuje, arba apačiau. Tai Madonna tavo, ne? Tai Madonna. 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 Primenu, jeigu nieko nesakot, arba neteisingai atsakot, -1. Tai Bet kokiu atveju. Bet aš visada manau, kad rizika lengva ir akivaizdi, bet ne visada, kai parodo. 91 filmas Madonna Truth or Dare Lietuvoje buvo išverstas kaip Ten su Madonna. Lietuviai pažiūrėjo paprastai, kas slepiasi po ten. Žinot, spaudžiat? Tai lovoje? Lovoje? Taip. Madonna lovoje. 5, 9. Nesudegate labai gerai. Labai geras. Nu, net mes žinojom, tai iš tikrųjų. Nu, apie Madonna lovai nežinote, ne? Ta prasme, apie Madoną tik šitą ir būčiau atsakęs. Daugiau nieko. Tai norim namo spėjų mažas, didysis, vidutinis? Bandom. Manau jo. Bandom, bet atiduosim, tai čiagi. Jie tik vagia iš mūsų. Reiktų kitaip. Matote mažai, didį ir vidutinį X. Paukščių sudurtinis pavadinimas jums primins, ką turime mes visi, kai kada ir keletą dirbtinių, ir tai, ką neturime, bet šie paukščiai tikrai turi. Koks sudurtinis jų pavadinimas? Čia mes kažkas įdarikusi plaukais. Dantis. Ką mes daugiau dirbtinio galime turėti? Turime visi kai kada ir keletą. Kai kada keletą dirbti. O tai koks sudurtinis tada? Ai, palanku. Tikrai. Čia paukščiai tikrai turi. Gal čia paskiauterė kažkokia? Dančiasnapis. Dančiasnapis. Taip, mes turime dantis, kartais ir dirbtinių jau turime, ir neturim snapų, bet paukščiai jų turi. Dančiasnapis 7, 9. Mūsų pavadinimas nebuvo toks geras. O koks jūsų? Rudaplaukis. Visi turim rudą, ar ne? Kažkur, arba... Keletą dirbtinių perukų, gal kažkas irgi turi. Nu, tai kurį Tai mes ką, turim pirmąjį X-iuką. Nesirinkit viršų, ilgiau pažaisim. Nes jeigu neatspėja, iš karto užsidaro šitas turas. O gal čia, gal reikia Ispanijai? Nori, reikia. 4 kartus buvę.
Prisišnekėsim. Prisišnekėjau jau. Ispanija. Ispanija 4 kartus buvę. Buvęs. Jisai. 2005 metais minint pirmosios jo dalies išleidimo 400-asias metinės Ispanijoje sukurtas jo kelias. Kovingai pažiūrėkite į nuotrauką ir pasakykite, kas tas jis. Don Kichoto. Taip, kovingai su malūnais kovokit ir būsit Don Kichotai. 7-11 nepasišiukšlinot. Tai tu Don Kichotas, aš Sančio Pančia. Jiem lengvesnis buvo. Mes Jie nučiarinkime. išsirenka, žinok, viską. Bet tai jais. paslėpė taip labai. Tai va, tai dabar jums... Tai bet kurį uždarą, palauk. ar Mersą ar Kiniją. Ima Mersą. Bet mes Kiniją imsim. Tegu Tai gal jie neatsakysim. neatspėja ir mes pavogiam paprastą. O. Mes atspėjame Mersą, jie neatspėja Kinijos ir mes laimėm, ačiū. Ačiū visą gerą. Nes jeigu mes įmam Kiniją ir neatspėjam, baigėsi žaidimas. Ne, jie Mersą dar galės vis tiek. Jo. Galim misiją imti iš vis čia dar. Kartu draugų kolektyviškai atsakyti. Bet po to bus įdomu, pamatyti, kas tas misijų klausimas, bet Nu, čia negalima. vat, aš dėl to ir noriu jį paimti. Norim įsiimti. Nu, galime, nes O kas tas gali? neįsivaizduoju. Kinijai, bandom Kinijai. Gal kaip su Ispanija bus lengviau. O Kinijoje esat buvę? Aš žinau, kad Pekinas sostinė. Bet produktų tikrai visi sudėti šventą. Tai Kinija. Kinija. Mes imsim Kiniją, jeigu jie ims misiją. Nu, Gerai, gerai. Kinija. Kinijoje yra Makao specialioji administracinė teritorija, bet šis pavadinimas atkeliavo iš Portugalų. O kaip kinai linkia vadinti šią vietą? Atsakymę rasite kūrybinę veiklą. Tai koks kitas Makao pavadinimas? Čia kažkokia sala yra, ne? Kūrybinė veikla, tapyba, kas čia muzika. Nu, kaip pavadinsit Makao? Nu, bet ką reikia sakyti, Tailandas. Taipėjus? Netaipėjus, tai Aomenas. Aomenas. Ir meną rasite, kas yra kūrybinė veikla. 7-11 išlieka. Taipėjus ir turėjom, kai sakiau, Tai mes Tailandas. Ar mes turim pažadą teisėti, kurio nedarėm, ar Mercedesą imti? Bet ten minusas. Kurį klausimą labiau narstu? Tai jie Mercedes Benz atsakys, arba pavoks, ar vieną durų taškus duodam. Tai mes tada logiškai imam Mercedes Benz. Tiesiog, mes galim užpildyti. Tai misi geriau. Visus sužinosim klausimus tada. Ne, Mercedes Benz. Mercedes Mes Benz. atėjom bandyti laimėti. Vairuojate gal? Lengvas, blemba. Turėjau Landsberginį. O, tai. Kai kurie Mercedes-Benz automobiliai žymimi SEL raidėmis. S reiškia, kad automobilis prabangus ir aukščiausios klasės sedanas. E rodo, kad variklis turi degalų įpurškimo sistemą. O ką reiškia L? Galiu pasakyti, kad keleiviams patarčiau rinkti su L raide. Bus patogiau. Turiu jums? Limuzino klasės. Nu ką, aš nežinau. Arba lakšai. vietos. Nu tai gerai. Kad ar limuzininė klasė? Limuzinas. Ne. Ne limuzininė. Jūs turit laiko, kol ištiksės. Arba... Tai large. Galiu. Nu, tai didelis large. Įskaitysiu, tai yra long base, ilgos bazės, didelis ir tada daug patogiau Tai sėdėti. čia tas ir, nu, kad Bet ne limuzininė. Ne iš tos prasmės ilgai. Taip, 8-11 vagystė įvyko. Ir baigiam mes žaidimą. Tai gal dar pažiūrim. Visi nesužinosim. Gavot, nu? Tai teks dabar žiūrėti laidas ir laukti, kada kažkas pasiims misi. Tai 8-11, kaip ir praeitam, taip ir šiam 3 taškai skiria. Identiškai. Čia atsilieka, čia pirmauja, pažiūrėsim ar baigsis identiškai. Bent vieną dabar reikia mums būtinai atsakyti. Pralaužiam ledus, ne vien tik vagystės.
Ketvirtasis turiukas. 2 klausimai, kiekvieno vertė 3 taškai, atsakinėja pirmieji paspaudę mygtuką ir čia 8-11 Bombardiero krokodilo pirmauja, tad arba jie turi galimybę užbaigti žaidimą, arba norim namo turi galimybę pratęsti žaidimą į 5 turą. Tai pirmasis klausimas. Matote Oriono žvaigždynę esantį X galvos ūką, kuris pasakų personažas slepiasi po X-u. Kažkokio arklio galvos. Minotauro galvos ūka. Ne Minotauro. Mes dar turim daug laiko, pagalvosiu. Drąsiai. Gal čia kas nusipiešė? Aladiną kokį galvojame. Pasakų personažas Undinė. Aladinas. Kai sakėme, to. Kaip? Na gerai, kaip vadinasi tas... Aš už Undinę būčiau. O jūs sakėt, 3 Minotaurai, 3. Undinė. Ne Undinė. Nu, aš maniau, kad čia labai lengva. Kumpanosis, va šitai smagras, ragana. Raganos galvos ūkas. Tikrai panaši, va, nosis ta tokia kumpa. Apverst reikia. 8-11 išlieka ir paskutinis klausimas ir vėl, kaip praeitame ture, praeitame žaidime, arba iškeiginama ir keliavam 5 turą, arba pabėgam, arba jeigu vėl niekas neatsako, Tęsiam žaidimą. tęsiam. Kaip vadinosi 2 dronai įskridę į Lietuvą 25-ųjų vasarą? Tokiu pat pavadinimu pavadinsite ir šią gėlę. Tai ar skaitėt straipsnius apie droniuką? Jo pavadinimas buvo minimas. O kultūra, pane. Byla. tai nebuvo šakėdas. Nešajėdas ten. Na daug trūka, turbūt gėlę auginam. Medetka? Ne medetka. Būtų įdomus drono pavadinimas medetka. Būtų įdomus. Baltarusija įskraidė medetka. Nešajėdas čia imituoja kur tas kitas, bet atsakau, atmintis man silpnoji. Pusė Magylo, ne, ten Tapinas padovanojo. Kažkas tai iš M trumpas 5 raidžių. Nėra, ne? Tai... Taip, Gerbera. Neteko dovanot žmonai. Kitokia gėlė. 8-11. Taip ir mes turime vis dar 3 taškų pranašumą. Tai 5 turas ir dar vienas šansas norim namo išlikti ir patekti į pusfinalį. Tai pirmieji paspaudę atsakinės, 4 užuomenos, kiekvienai 20 sekundžių, kuo daugiau atidengia užuomenų, tuo mažiau taškų galite gauti. Primenu, kad Bombardiero krokodilo 3 taškais pirmauja, tai pageidautina norim namo iš pirmos užuomenos atsakyti. Tai duok lengva. Tai lengva, žiūrėkit, kuris tai asmuo? Steponas Bataras. Ar tai galutinis jūsų? Nespaudėm. Tai 4 taškai. 42 rugsėjo 21 gimė Kaune. Tai galit pasiskaičiuoti, kiek jam metų dabar. Visi. 8, 3, Kaune. Mes negalvojom. O 3, jeigu išlyginam, dar žaisim toliau, ne? Bus pratęsimo Tada dar palaukim. klausimas. 3 taškai. Jo pirmasis vardas yra Juozas, tačiau jis visur prisistato to savo antruoju vardu. Bet man pavardės būtinai reikia, jeigu ką. Bet jo pirmasis vardas Juozas, bet dažniausiai neišvysite niekur paminėta, kad jisai yra Juozas kažkas. Nerizikuoju. Ištiksės laikas ir... Nu, soriukas. Ne? Sveikinam. Ačiū. Nu tai tada pažaidžiam dar. Televizija 270-ais nuolatinis LNK muzikos šou žvaigždžių duetai komisijos narys. Va, na daug truka, ne tą žaidimą žaidėte, ne? 8-3 metų komisijos narys ten būna. O tos laidos nežiūriu. Prieš 15 metelių. Ai, čia prieš... Nu dar užduom. Ai, čia gal tas
Su ūsiukais, kaip jisai. Žinau, man atrodo, ką bet pavardė. Jo, su smoryginu, kur pykdavas ten tas. 3, 2, 1. Nėra. Tai jūs turbūt atpažinsite iš nuotraukas. Maestro. Aš žinau, Katkus. Nu, bet padėkim, dovanojam tą tašką. Ja, bet vardo tai nežinau, bet Katkus, ja. Katkus. Tai Juozas jo vardas, o antrasis yra Donatas Katkus ir tai prisistato visur Donatu Katkum. Tai kadangi padovanoja tašką, tai 8-12 Bombardyro krokodilo debiutuoja su patekimu į pusfinalį. Ačiū už žaidimą, gubernija, jums mikrofonai man ir antrą kartą galėsit bandyti laimę kokiam Rietave, Plungėje arba Telšiuose. Ačiū jums. Per daug atskleidama apie save. Reikia palauk dabar metus. Dabar nedėk čia mane. Super, iki. Gubernija. Čia visi savi. Dabar irgi pamačiau agusberiai dėl agrastai vadinami dėl žąsies odos, nu nes agrastai irgi tokie pasišiaušia. Yeah. Ar dėl žąsų kažko? Kai jas valgo? Ką pasišiaušia? Nu, nesuogus tokias. Nu tai čia variantai. Kas pirmiau ištar kiaušinis? Sunkus pirms. Nu, toks jau. Mažai būčiau atsakęs. Sunkesnis toks. Aš atsimenu, praeitą kartą su žmona žiūrėjom, kai nežaidėm, viso žinojom, Nu, tai čia net variantų dar neparodai, viso žinom. Atėjo žaist iš 4, ten jie spėlioja, mums lieka, mes spėliojam, jiem lieka. Tai panašiai. Taip jau būna. Tai dabar gal atvirkščiai su jais, ta prasme, pirmą, nu žinojom kelis, bet ne viską tikrai.